Matot, jis padarė viską, kas buvo jūsų sąraše. Pasielgė nesavanaudiškai, sustabdė Niftėno vagystės ir parodė tam vyrukui. Na, tai kodėl jo čia nėra? Taip, kodėl jo čia nėra? Išversta ir įgarsinta filmuojant. Palaukit. Niekas iš jūsų nežino, ko reikia, kad žmogus patektų į dangų. Klausinėjimas baigėsi dabar. Mes žinom, kad atvyksta siela. Žinom, kada sielos priima dievišką teismą. Tai mūsų darbas užtikrinti, kad sielos būtų saugios. Bet ji buvo teisi, Sera. Ji parodė, kad sielos gali tapti geresnė. Jis pamatė šviesą, Sera. Padarė viską, ką sakė. Kad įrodytų, jog siela turi antrą progą. Dabar atsukam jiems nugarą. Viskas ne taip paprasta. Ne viskas parašyta juodom balto. Taip nesąžininga, Sera. Atsargiai, Čarli. Ne ar tau nerūpi, Sera? Tai, kad kažkas miręs, nereiškia, kad negali pasikeisti. Atversti naują puslapį, pabėgti iš degančio pragaro. Esu tikra, kad norėtum to. Bet daug ko nežinai. Apie ką mes iš vis kalbam? Kažkokia kreko ištroškusią kekšę. Jis baigia kaip pimpala jo burnoj. Ši diskusija bereikšmė ir bereikalinga. Nėra jokių klausimų. Jis nešventas, byla baigta. Ar pamiršot, kad pragaras amžinas? Žmogus gyvena tik kartą. Pasimatysim po mėnesio. Turiu pasakyti, kad negaliu. Adomai, sulauk, kol atvyksim jūsų naikint. Palauk, velnias, ką tu sakai? Išsiaiškinkim, nusileidžia ten ir žudot nekaltas sielas. Nežinojai. Ups. Atrodo, įla išlindo iš maišo. Kas čia tokio? Sera pasakė, kad nežinojai. Pagalvojau, nes esu vyresnė. Tai našta ant mano pečių. Ne, turi paklausyti, tai buvo toks sunkus sprendimas. Norėjau tave apsaugot nuo kankinimuose. Kurio reikalaujama pagalvojus, kad žavėjaus tavim. Na, man nereikia tavo tėviškumo. Aš ne vaikas, kurį reikia saugot. Ar kalbos apie vertybės buvo apsimestinės? Ar buvau per naivi, kad tikėčiausi, jog seksi moralais, kuriuos rodėjai? Tai aš po velnių ir sakiau. Jei pragaras amžinas, tada rojus tai yra melas. Emilė, jei angelai gali daryti, ką panorėję ir lik danguje. Taisyklės neaiškios, kai nesilaikai to, ką sakai. Kai žudot sielas, kad pakankinti jas ir vėl. Man sakė, kad nepasitikėčiau angelais. Ji turėtų geriau žinot. Ne, ar nesupranti, mes taip arti. Pažiūrėk, kaip priejasi, iškabins vieni kitiems gerkles. Nesielk aukštai ir galingai. Ar kada pagalvojai, kad tavo mergina melagė? Ne, Adamai, prašau. Ko taip jaudinies? Kam slėpti tai, kad esi angelas? Kaip mes. Atsiprašau, bet šis teismas nusprendė, kad nėra jokių įrodymų, jog sielos pragare gali būti išpirktos. Po velniais, taip aš laimėjau. Išgraužkit kalės. Geriau jau prisiminkit datą paleistuvės, nes mes atvyksim jūsų viešbutį. Pirmiausia. Ką, ne, jūs negalit. Čarli, nepasiduok dėl to. Aš ką nors sugalvosiu, pažadu. Tai nebuvo būtina, Domai. Tai bet ar matė jūsų knistų žvilgsnius? Tai buvo... Atsiprašau. Žmonių sielų išnaikinimas. Demonai ir ne, nėra jokios priežasties to daryti. Jie sukilo, Emilė. Tai mano kaip vyriausiosios Serafimės pareiga apsaugoti mūsų žmonės bet kokią kainą. O tavo pareiga yra išlaikyti juos laimingais bei linksmais. Kaip aš galiu teikti džiaugsmą, kai žinau, kad nešam vargą tūkstančiams nekaltų žmonių. Dangui mūsų reikia, Emilė. Visi mūsų žiūri, o mes negalime abejoti ar nerimauti dėl demono likimo, kai turime saugoti savo sielas. Prašau, jei pradėsi klausinėti, tau gali baigtis kaip Luciferiui. Tu gali pulti. Negalėčiau pakęsti, jei tave ištiktų toks likimas. Taigi prašau, leis man to pasirūpinti. Gerai?